Klausimas, kas jums yra dėmesys. Jeigu va šitoj vietoj moteris yra infantili, ji norės priskresti ir sakys, tai va dabar tu mane pildyk tą meilę, kurios aš negavau iš tėvų ir taip toliau. Ir aš esu tokia infantili ir tokia neįgali, kad aš nemoku pati prisipildyti ir todėl dabar tu man tai padarysi. Ir aš išsiurbsiu iš tavęs visą kraują ir tai bus, kaip gerai. Ir tada kyla kas? Nerimas, kai vyras atsako, tu žinai ką, aš tave išgirdau, skirsiu kiek galėsiu, kiek negalėsiu, tiek neskirsiu. Būk malonių, užsimk pati. Čia lygiai taip pat, kaip vaikas sako, noriu su tavim pažaisti ir man per mažai, mama, tu su manim žaidi. Bet jeigu žiūrim, kad vaikas yra įgalus pažaisti pats ir sakai, žiūrėk, dabar tu turi 10 minučių valandą, gali pažaisti ir užsimti pats savimi, aš turiu kitų tikslų. Nueiti parduotuvę, pirkti maistą, pagaminti pietus. Normalu. Tai lygiai taip pat ir santykiuose. Todėl jūsų reakcija priklauso nuo jūsų. Kitas dalykas čia yra, kas yra labai svarbu. Išmokti save užpildyti meilę. Jeigu jūs to nemokat, viskas, jūs esate totaliai neįgali moteris, totaliai neįgali ir totaliai infantili moteris. Ir tada reikia surasti tėtuką, tada reikia surasti kažkokį tai pakaitalą, kuris duotų jums, tos jums reikiamos meilės ir dėmesio.